Esminiai dalykai paimti. Kas gero įvyko? Nu nieko. Nieko gero. Girdėjote iš Algirdo. Ačiū. Nelindom į gilę žolės, kad erkių neprisirinkt. Nusprendė pasistatyti improvizuotą lieptą. Kuo toliau, tuo medžiai didesni. Važiuosim, išsikepsim ramenų ir gal kokią apleistą pastą aplankysim. Gerą dieną. Gerą dieną. Mėly. Blet. Kuro, kaip jis čilina. Pizda, kaip pavydžiai. Mažokas čia pasirinkimas. Ai va. Vištienos ir aštraus padažo skonio. Esminiai dalykai paimti. Dabar va reikia kabanosiko. Su Ignu susiginčiam dėl aštrumų čipsų, tai vat aš tau parodysiu, matai? O šitas va čia ugnies nėra, tai čia jau blet vadega. Ok. Apsiprekinę. Apsiprekinam, oras tai huienas va. Turiu tokį, galiu užsidėti. Bet tu gali ant veidą užsidėti, kad nesimatytų jo. O, huienai. O, taip. Taip ir būk, prašau. Plėšk. Taip, šitoks man. O, čia yra sala. Sportą yra techniškai pastenėlį tam padaryti. Valtis egzistuoja. Nu va, man atrodo atvykom, net ir mūsų tikslas matosi. Va, štai ten. Nu tai, kela čia dažutė įdomu. Čia arbata, man atrodo, vis yra, ne? Ne, tada. Dvaro likučiai. Jau lipais ten. Vieną žygeivį palikom, sakė liks dvare. Gal kažkiek to žalios spalvos, bet. Oi, kur čia dabar važiuojam? Paliosias pilkapynus. Pasibaigė. Bet teiktų, kokia gera stovyklavietė, žiūrėk, va, malkas sukrautas. Šūdas čia kažkoks. Šildomės vandenį, kavą ir sriubai. Čia jau kava. Čia bamšpukiai. Čia vyksta čopstikų gamyba. Jo. Tiesinami čopstikai, o ten va drožė. Tie dideli papiriukai. O, chujovai, ką chujovai? Nes daug rūkysiu. Kažkada nes daug rūkysiu. Pakelio gal nėra. Jau vakarė, tai einam į pelkę paeksplorint. O, eisim, aišku, eisim, bet tiesiai. Čia aš tiesiog taip. Tiesiog va. Kaip sėdė. Nu. Easy. Aš va dar parašau Algelį tokį prizą, jeigu ateis nenusijobinęs. O. Sveikiname, jūs pasiekus
šitą krantą. O, nice. Terminatorius. Su jumis vėl laida iš miško gilumų ir Lukas Valentukevičius pristato šios dienos reportažą. Lukai? Taip, praėjome pro pelkę, iš tikrųjų vos sugebėjome išlikti gyvi. Ėjome per tiltelį improvizuotą. Dabar esame čia panašu, kad miške. Ir ieškome kelio. Šiaip jau toks jausmas, kad ir čia dieną einam ratais. O Lukai, ar jau gerėte savo šlapimą? Taip, ragavom ne savo, bet tik nerą šlapimą. Gersi tipo šitą? Ne. Jie ieško kaip praeiti pro medį. Algirdai, gal turite porą žodžių mūsų žiūrovams apie mūsų ekspediciją šios dienos? Kas gero įvyko? Nu nieko, ką tik. Nieko gero. Girdėjote iš Algirdo, ačiū. Čia yra ateivinis leidę. Ateiviai. Buvę anksčiau. Ar galėtumėt, Tai tikrai ar likę, mes ieškosime. ar galėtumėt tiksliai parodyti, kur numanote esant ateivinus? Kur čia matau, ten vaikšto. Va ten turėtų būti. Kažkur ten. Algirdai, nesikiškite, prašau, ačiū. Blet. Nelindom į gilę žolės, kad erkių neprisirinkt. Tai vat per čia einam. Į tą pusę, į kurią? Ten eisim. Nu bandom, jo. Bet čia galima ir perėti iš tikrųjų. Ne, čia, matosi, takas yra. Paskutiniam gali lūžti tenais. Tai kad ne paskutiniam lūžo. Dar viena kliūtis. Išradingieji tyrinėtojai nusprendė pasistatyti improvizuotą lieptą. Čia dar vieną pavyzdį. Kuo toliau, tuo medžiai didesni. Tiltas atrodo vis labiau pereinamas. Debrai pavyzdys. Įėjimo sąlygos tik tai blogin, bet nuotaikos tik tai gerin. Kaip sekasi klampot? Nepadeda lazda? Ne, nepadeda. Armor piercingas mažas dabar. Prašau. Labai mažymas. Kaliai. Komentaras apie gnelį syvus. Saldu? Priėjome štai naują lokaciją. Tikslas buvo pasiektas, dabar trauksime namo. Nu žiūrėsim. Ar idėja pasiteisins? O! 10-20 tūkstančių. 3 eurus. Vadė mano šūdas. Kas jau nori? Kaip tik pradėjo lyt. Kada sudės grintis,